Patikrinome šiandieną automobilį Opel Grandland X21 metų 1.5 HDI 96 kW varikliu. Kėbulas šiaip labai gražus, tvarkingas, lygus, be kažkokių žymesnių įbrėžimų, įlenkimų, dubučių jokių nėra. Dažyti du kėbulo elementai, tai turime dažytas dešinės pusės abi dureles, bet dažymas yra kosmetinis, visiškai jokio glaisto sluoksnio nėra. Dažų storio matuoklis parodė iki maždaug 200-190 mikronų ribose dažų sluoksniai. Padangos apynaujas, Michelinas Cross-Climate 24 metų, stabdžių diskai praktiškai apynaujai. Automobilis iš Prancūzijos, rida 164 000 kilometrų, salonas taip pat tvarkingas, nusidėvėjimas atitinka ridą, rida tikra, tiek ir automobilio istorija mums tai parodė elektroninėse duomenų bazėse, tiek ir atlikus kompiuterinę diagnostiką neradom jokių ridos netitikimų. Automobilis su automatinio 8 laipsnių pavarų dėže. Salonas pats, grįžtant prie salono, tvarkingas, viskas tikrai atitinka ridą. Vienas yra pastebėjimas, tai kažkur vidury centrinės konsolės važiuojant yra toks brozdėjimas, traškėjimas gana nelabai malonus, įtariu gali būti porankio dažniausiai trinasi apatinė dalis, dėl to turim tą tokį šalinį garsą. O šiaip važiuoja automobilis puikiai, pavarų dėžė dirba idealiai, variklis traukia, vedasi, dirba, trauka puikiai, gyvi parametrai tiek turbinos slėgių, tiek purkštukų kompensacijos, viskas savo ribose. Techniškai tikrai neturim prie ko prikibti. Iš minusų pakėlus ant keltuvo nustatyta alyvos prasisunkimas automobiliui. Tad plačiau matysit video, kuriame pakėlę ant keltuvo parodėme tikslesnės vietas, per kur galimas alyvos prasisunkimas. Taip pat, dar norint įveikti techninę apžiūrą, automobiliui reikėtų sureguliuoti rūko žibintus, kadangi rūko žibintai šviečia gerokai per žemai. Kompiuterinė diagnostika jokių aktyvių klaidų neparodė. Viskas automobilį, kas turi veikti, viskas veikia. Važiuoja automobilis puikiai. Kažkokių didesnių pastebėjimų neturim. Visą šią informaciją perduosim mūsų klientui, ir jis nuspręs, ar verta pirkti jam būtent šio modelio automobilį.